Jaučiatės užversti darbų kalnu. Nesate vieni. Visi esame buvę tokioje situacijoje. Spoksome į darbų sąrašą, kuris regis ilgėja kiekvieną minutę. Svarbiausia nepanikuoti. Mums reikia sistemos, strategijos, kaip nuspręsti, kuris uždavinys nusipelno mūsų neatidėliotino dėmesio. Kaip išsirinkti tarp to, kas skubu, ir to, kas iš tiesų svarbu. Kaip išvengti blaškymosi dėl atrodytų greitų užduočių, kurios sugadina visą dieną. Šis video suteiks jums įrankių ir įžvalgų, kaip įveikti savo darbo krūvį ir susigrąžinti savo laiką. Susitaikykime su tuo, kad šiuolaikinėje darbo vietoje ir gyvenime apskritai, klestėjimas priklauso nuo mūsų gebėjimo atlikti daug užduočių vienu metu. Tačiau be aiškaus prioritetų supratimo, rizikuojame patekti į reaktyvumo spąstus. Užuot aktyviai valdant savo laiką ir energiją, tampame neatidėliotinų reikalų vergais. Čia atsiranda skubos ir svarbos sąvokos. Išmokę atskirti šiuos du dalykus, įgaliname save sąmoningai spręsti, kur nukreipti savo dėmesį. Tai savo ruožtu leidžia mums nuveikti daugiau, sumažinti stresą ir pasiekti didesnę ramybę. Dažnai skubą ir svarbą vartojame pakaitomis, tačiau tai yra skirtingos sąvokos. Šios skirtumo supratimas yra labai svarbus norint efektyviai valdyti užduotis. Skubios užduotis reikalauja neatidėliotino dėmesio. Jos dažnai turi terminus ir pasekmes, jei nebus atliktos laiku. Pagalvokite apie šiandien pateikimą ataskaitą, telefono skambutį, į kurį turite perskambinti, arba kritinės sistemos klaidą, kurią reikia ištaisyti. Svarbios užduotis, kita vertus, prisideda prie jūsų ilgalaikių tikslų ir vertybių. Jos gali neturėti neatidėliotinų terminų, tačiau jų nepaisimas gali turėti reikšmingų pasekmių ateityje. Pavyzdžiai: būsimo projekto planavimas, profesinių įgūdžių ugdymas arba svarbių santykių puoselėjimas. Problema kyla tada, kai šios dvi kategorijos sutampa, arba dar blogiau, kai skubą supainiojame su svarba. Pavyzdžiui, atsakyti į laiškus vos tik juos gavus gali atrodyti skubu, bet ar tai tikrai svarbu palyginti su projekto atitinkančio jūsų karjeros tikslus užbaigimu? Kita dažna klaida – leisti tariamos užduoties trukmei diktuoti jos prioritetą. Sakome sau, kad prieš imdamiesi didelių užduočių, tiesiog greitai atliksime šią mažą užduotį. Tačiau šis atrodytų nekenksmingas įprotis gali būti atidėliojimo ir neefektyvumo receptas. Tai, ką mes suvokiame kaip greitą užduotį, dažnai gali išsipūsti į laiko švaistimą, ypač kai atsiranda trukdžių. Ir atvirkščiai, suskaidžius daug laiko reikalaujančią užduotį į mažesnius, lengviau valdomus etapus, ji gali atrodyti netokia bauginanti ir labiau prieinama. Svarbiausia išvada: neleiskite, kad numatomas užduoties atlikimo laikas vien tik nulemtų jos prioritetą. Verčiau atsižvelkite į jos skubumą ir svarbą atsižvelgiant į jūsų bendrus tikslus. Ketvirta dalis – Eisenhowerio matrika, jūsų vadovas efektyviam užduočių rūšiavimui. Norėdami efektyviai valdyti savo užduotis, mums reikia sistemos, leidžiančios greitai ir tiksliai įvertinti jų skubumą ir svarbą. Čia atsiranda Eisenhowerio matrica – paprastas, bet galingas įrankis. Matrika yra padalinta į 4 kvadrantus. Pirmas – skubu ir svarbu. Tai užduotis, kurioms reikia nedelsiant skirti dėmesio ir kurios prisideda prie jūsų ilgalaikių tikslų. Antras – svarbu, bet neskubu. Šiame kvadrante yra užduotis, kurios yra labai svarbios jūsų ilgalaikiai sėkmei. Trečias – skubu, bet nesvarbu. Šiai kategorijai priklauso užduotis, kurioms reikia nedelsiant skirti dėmesio. Pavyzdžiai – atsakymas į nesvarbius laiškus, dalyvavimas nereikalinguose susitikimuose ir trukdžių šalinimas. Ketvirtas – nei skubu, nei svarbu šiame kvadrante yra veikla, kuri nėra nei skubi, nei svarbi ir dažnai gali būti pašalinta. Pavyzdžiai – beprasmis naršymas socialiniuose tinkluose, per didelis televizoriaus žiūrėjimas ir neproduktyvi veikla. Suskirstę savo užduotis pagal šią matricą, aiškiai suprasite, kur sutelkti savo laiką ir energiją. Penkta dalis – sprendimo priėmimas. Ką spręsti pirmiausia? Pradėkite nuo pirmojo kvadranto – skubu ir svarbu. Šios užduotys visada turėtų būti jūsų svarbiausias prioritetas. Suplanuokite laiką antrajam kvadrantui – svarbu, bet neskubu. Šios užduotys yra ilgalaikės sėkmės raktas.
Deleguokite arba pašalinkite trečiąjį kvadrantą. Skubu, bet nesvarbu. Sumažinkite arba pašalinkite ketvirtąjį kvadrantą. Nei skubu, nei svarbu. Svarbiausia yra sąmoningai valdyti savo laiką ir energiją. Šešta dalis – nuo teorijos iki praktikos – kasdienio darbų sąrašo valdymas. Taikykime šias sąvokas įprastai darbo dienai. Įsivaizduokite, kad atvykstate prie savo stalo su darbų sąrašu, kuriame yra užbaigti pristatymą rytojaus susitikimui su klientu, kuris yra svarbus ir skubus. Atsakyti į LD laiškus, kai kurie iš jų yra skubus, o kai kurie nesvarbus. Ieškoti galimų tiekėjų naujam projektui, kuris yra svarbus, bet neskubus. Suplanuoti komandos pietus kitai savaitai, neskubu, o svarba įvairi. Naudodami Eisenhowerio matricą galite greitai nustatyti prioritetus. Pirmas. Užbaigti pristatymą. Tai jūsų svarbiausias prioritetas, aiškiai patenkantis į pirmąjį kvadrantą. Antras. Atsakyti į skubius LD laiškus. Greitai atsakykite į skubius LD laiškus, bet būkite selektyvūs ir venkite įklimpti į nesvarbią korespondenciją. Trečias. Suplanuokite specialų laiką tiekėjų paieškai. Suplanuokite konkretų laiko tarpą savo dieną, kad sutelktumėte dėmesį į šią antrojo kvadranto užduotį. Ketvirtas. Deleguokite arba atidėkite komandos pietų planavimą. Šią užduotį greičiausiai galima deleguoti arba spręsti vėliau, kai turėsite daugiau laiko. Toks požiūris leidžia pradėti dieną su aiškiu veiksmų planu. Pirmiausia, sutelkiant dėmesį į svarbiausias užduotis ir užtikrinant, kad svarbus ilgalaikiai projektai nebūtų apleisti. Septinta dalis – užduočių valdymo įvaldymas. Efektyvumo ir ramybės raktas. Efektyvus užduočių valdymas nereiškia, kad reikia įsprausti kuo daugiau į kiekvieną savo dienos minutę. Tai reiškia sąmoningą pasirinkimą, kur nukreipti savo laiką ir energiją, remiantis tuo, kas iš tiesų svarbu. Suprasdami skirtumą tarp skubos ir svarbos, naudodami tokius įrankius kaip Eisenhowerio matrica ir ugdydami discipliną, efektyviai nustatyti prioritetus, galite kontroliuoti savo darbo krūvį, sumažinti stresą ir pasiekti didesnę ramybę. Atminkite, kad užduočių valdymo įvaldymas yra nuolatinis procesas. Tam reikia nuolatinių pastangų, savimonės ir noro pritaikyti savo požiūrį pagal poreikį. Tačiau atlygis, didesnis produktyvumas, mažesnis stresas ir pasitenkinimas pasiekus savo tikslus yra vertas pastangų.